Algirdas Valavičius Druskininkuose yra įmynęs gilų pėdsaką, jis Druskininkų garbės pilietis. Taip įvertintas jo iniciatyvus ir intensyvus visuomeninis ir mokslinis darbas miškininkystės srityje, agrotechniniai išradimai Girios aido, kaip miškininkystės ir gamtosaugos sklaidos centro įkūrimas ir ilgametis vadovavimas jam. Algirdas Valavičius į Druskininkus drauge su žmona Zita atvyko 1960 metais iš Kuršių nerijos Nidos girininkijos, kur, kaip pats sako, sėkmingai tramdė 66 metrų aukščio pustomą Parnidžio kopą ir apsauginės Pajūrio kopas. Atvažiavau, ten smėlynai ir čia smėlynai, bet ten baisesnė. Ten Parnidos kopą sulaikiau, kad nepustytų, o čia atvažiavau. Pradėjau dirbti miškininku, nustebau, kad viena mano girininkyje daugiau lėšų išleisdavo per metus, negu čia visas miškų ūkis. Ir paskui įsijungėm į darbus, pradėjom miško rekonstrukcijas, pradėjom daug želdimų, kolūkinės žemės, kaip tik vajus buvo apželdimo. Ir gimė dar idėja pastatyti Girios aidą, kad apsigyniau disertaciją, galvoju, po mokslų reikia atsipeikėti nors kiek. Ministrui nuvežiau padaręs Girios aido projektėlį, jis pamatė, kad ant vienos kojytės namelis ornamentuotas, nacionaliniu koloritu dvelkiantis. Jis klausė, kiek kainuos. Anais laikais rubliais dar viskas buvo. Sakau, turbūt ne mažiau kokie 12 000 rublių. Ką tu mane į turmą nori kišti? Ant vienos kojos nameliukas. Va taip ta idėja gimė, kada ministras pradėjo remti. Algirdas Matulionis buvo labai nuostabiaus sielos žmogus. Ir per 1,5 metų pradėjom priiminėti lankytojus Girios aide. Žodžiu, toks gyvenimas, kad pradėjau lankyti. Mes per 12 metų praleidom virš 1,5 milijono lankytojų, o tik 130 kvadratinių metrų Girios aidas buvo. O sakykit, dabar Girios aidas tai buvo vienintelė ta trauka, kuri jūs labiausiai taip pririšo prie Druskininkų ir jūsų šeimą? Ne, mane labiausiai pririšo miškai. Miškai, aš čia esu pasodinęs vieną girininkiją naują. Dzūkijos kolūkį, kai likvidavo, tai mes 3400 hektarų miškų pasodinom, praktiškai per mano miškininkavimą per tą 12 metų. Aš nieko žmoniškai nedarau, viską vis kitoniškai. Ir pagal labai gerbiu senos ornamentikos tradicijas, daug esu studijavęs. Ir mano vienas iš pirmųjų statinių plytelė buvo prie Girios aido, šiaudinių stogų su jaukiais kambarėliais, kur atvažiuodavo miškininkų būreliai, jaunimo. Po savaitę leisdavom, kurio urėdėje geriausiai dirba miškininkų būrelis, atvažiuoja pas mus savaitei pailsėti, bet jie čia dirbdavo, dykiai nebūdavo. Žodžiu, ir tie dalykai pririša, kada padarai ką nors įdomesnį ir kada pamatai, kad žmonės plaukia ir kad jie, randa kažkokio peno savo, tai yra didelė laimė. Kiekviena kūryba, jeigu ji, turi populiarumą, ne kokį pigų kasdienišką, bet tokį gamtišką, kad galėtų žmonės vaikščioti, pasigrožėti gamtą, pamatyti gyvūnus, paklausyti paukščių čiulbėjimo. Tai supratau, kad jūs niekada nesigailėjote įleidę šaknis Druskininkuose? Ne. Prie smėlio, kai prisirišau, taip. Algirdas ir Zita Valavičiai didžiuojasi užauginę ir išmokslinę dukrą Dainą ir sūnų Gintarą. Dukra Daina, kuri pastaruosius 10 metų dirba Ispanijoje, susilaukė 2 sūnų – Andriaus ir Mariaus, o Druskininkuose gyvenančio sūnaus Gintaro šeimoje užaugo 3 atžalos – Rita, Monika ir Tomas. Senelis laimingas, kad 4 jo anūkai baigė aukštuosius mokslus įsikūrė Lietuvoje, 3 iš jų Druskininkuose. Algirdas Valavičius didžiuojasi, kad anūkas Tomas ne tik pavardės tęsėjas, bet ir paveldėjo jo meilę gamtai bei darbštumą. Jaunuolis šalia senelių namo pasistatė savą ir ketina pasilikti Druskininkuose.
Čia gimęs, augęs, pripratęs, visus miškus čia išnaršęs. Nežinau, čia tyras oras, gamta, yra kur nueit, pasigrožėt kuo. Dabar stipriai tobulėja Druskininkai, daug gražių gėlynų, visi iš Vilniaus draugai irgi čia važiuoja. Šiandien Algirdas Valavičius džiaugiasi ir savo veikliais vaikais bei anūkais, gyvenančiais šalia ir aktyviai įsitraukiančiais į visuomeninę veiklą. Druskininkai traukia sugrįžti ir kitur gyvenančius artimuosius. Šeima kartu atostogauja, džiaugiasi gražėjančių kurortų, miškais ir aplinkos tvarkymu, žmonėms kuriamų gerbūvių.